Treneri, kas yra komandai? Atrodo, kad ta krizė vis gilėja ir gilėja. Nu, kol kas taip. Iš tikrųjų, mes matyto psichologija veikia žaidėjus. Iš tikrųjų, pralošimas po pralošimo šitos duobės kol kas nerandam vaistų, kaip išlipti. Atrodo, ruošiamės, stengiamės, kalbėjom, dirbom, bet pirmoji daly iš vis nieko nesugebėjom padaryti. Tai antroji pusėje gal, nežinau, turbūt nedavėt Velniui per pertrauką, nes išėjote iš rūbinės vos po poros minučių. Aš daviau Velniui, visą laiką duodu, bet pasakiau akcentus, kaip ginsimės biški pakeitėm, gal kažkiek davė naudos, bet ne tiek, kad pasiekti teigiamą rezultatą. Vienu momentu buvo skirtumas sumažėjęs iki 9 taškų, tačiau po to vėl taip varžovai pabėgo. Čia gal nuovargis suveikė, nes antroje pusėje žaidėt praktiškai be keitimų. Nu tai, kad tokia situacija gaunas, kadangi ir Darius, ir Gintas gavo traumas. Mes turėjom žaisti tai, kas liko. Treneris 17 taškų prieš atsakomąsias rungtynes. Ar Taurės turnyrą šią sezoną galima laidoti? Niekados negalime laidoti. 17 taškų. Kol yra galimybė, reikia žaisti, reikia stengtis išlošti.